Prieš 3 metus aš tiesiog buvau youtuberis ir nelabai kažką žinojau apie mašinas. Kiek turi mašinų? Ne vienos. Tai kai turėsi bet vieną mašiną, tada ateik pas mane ir paklausk ir duok patarimus, gerai? Ir man tas buvo teisus, aš neturėjau nei patirties, nei automobilio. Bet nusprendžiau tokį vieną nusipirkti. Ir gausi, kad pagaliau išmokau, ką reiškia driftas. Ir tada įvyko kai kas, ko nelabai galiu pasakoti viešai internete. Ir po 2 metų nuo paskutinio drifto nusprendžiau, kad pirksim biterį. O taip, jebra, pasiruoškit. New Year, New Me, kaip sakoma. Tai dabar reikia išsirinkti naują mašiną. Labas rytas. Žinot, šiais metais nusprendžiau įsigyti ne chuliganišką visiems jau matytą tokią atgyveną AK6 krekždę ar kokią slyvą. Nusprendžiau ieškoti BMSo. Nu, nes BMW yra BMW, bet pirmuko. Right! Pat nežinau, kažkuom jisai mane patraukė. Tai tokio nusprendžiau ir ieškoti. Ir ne kažkokio 3 o naujesnio. Nuo 2012 metų. Kad būtų man kažkas naujo ir gražu, tai šokau į Auto Pliusą ieškoti savo laimikio. Nu ir ką, prasidėjo mano automobilio ieškojimas Auto Pliuse. Skambinau vienam skelbimui. Šiuo metu su vartotoju nėra galimybės susisiekti. Tariausi savo treneriu Edvinu, ką sakyti skambučio metu, nes jau truputėlį buvau primiršęs. Ir toks trečias skelbimas mums buvo įdomiausias. Gal mašinos skambina. Sveiki, klausom. Tai žinokit, aš tiesiog skambinu pasiteirauti, keletą klausimėlių turiu dėl automobilio, kadangi domina panašus modelis. Kokia ten būklė dabar, kaip sekas pačiam automobiliui. Ką gal reikėtų padaryti, patvarkyti kažkokiose vietose gal. Tai ten paro tik tokių niuansų yra. Jebra description jums palikau savo klausimyną, kurį naudoju, kai darau tokius skambučius. Ir paskutinis dalykas dėl galutinės kainos. Kokios galimybės būtų paderėti ją? Žiūrėsim vietoj, ką jūs pamatysit, žiūrėsim tada. Tai nusprendėm kitą dieną važiuoti jį ir apžiūrėti. Liuks, jo, tada liuks. Nu, bet mes čia taip fingers crossed, kad ten su mašina viskas tvarkoja, mes čia perkam. Nu, aš nemanau, kad ten bus labai parudėjus, nes, nu, visai nauja mašina, žinai. Jo, o dar manai muštume, ne kažką vietai. Nu, bliam, reiks pamušti, vis tiek, nesvarbu, kad čia spiriuojas, bet, nu, sakau, jeigu rasim kažką, nu, tai faktas, kad reikia. Tiesa. Labas rytas, turime šiandien pastiprinimą. Edvinas, gal prisimenat iš praeitų vlogų? Normaliai. Tad važiavome į degalinę, turime kolegas už mūsų. Važiuosime į Kėdainius. Kodėl į Kėdainius, Edvinai? Nes ten konservai. What the fuck? Nes ten mūsų potencialus pirkėjas, kuris turi tokią fainą mašiną, kurią mes norim apžiūrėti, bet ten gali būti, kad tie maiščia visiškas šūdas. Ačiū jūs labai. Visą geriausią. Let's go. Nu ką, važiuojame į Kėdainius, apsiptėm vairuotojais. Nu gerai, Edvinai, papasakok man, kaip numuš tą kainą. Nu tai atvažiuoji, sakai, kad mašina yra skarbonkė, patikrini kėbulą, sakai, kad visas surudijęs, ratlankį irgi nupūšę, tada lendi po mašiną, pamatai koks dugnas, sakai, iš vis nepirksiu ir tada iš gailesčio pasiūlai 1000 eurų. Kitai žodžiai, ieškam klaidų, prie ko galima realiai prisiknisti, kas turėtų realią vertę, mušt kainą ir tiesiog dėrybos prasideda. Ne dėrybos, bet tiesiog iš gailesčio. Tai... Kaip pas iš gailesčio? Iš gailesčio, pasigailėto žmogaus ir, duota 1000 eurų, bet, taip. Buvome jau prie pat Kėdainių, aš pirštus kryžiavęs sulaikiau, kad šis automobilis mums tiktų. Bet mes turbūt pardavėjai nesakysim, kokiais tikslais mes ten perkame. Žmona važinės. Jo, tiesa. Jei jums patinka mano turinys ir norėtumėt, kad aš jį kurčiau dažniau ir kokybiškiau, paspauskit subscribe, tai man leidžia žinoti, kad aš kažką gero darau ir hebra, siekiam 100K. Nu, važiavome į pardavėjo spotą. Tu savo kažkas va. Ir štai, ponios ir ponai, pirmukas prieš jūsų akis. Tu Edvinai, jeigu turi gausim kokį klausimą, nes aš tikrai nežinau. Ai, matau. Savo? Jo. Gal turėtų omeny, jeigu ką, paskelbimo pasižiūrėti tam tikrus dalykus. Kam čia filmuot? Aš hebra jums kontentą filmavau, kad parodyti, kaip Edvinas man inspekciją darė, nes aš būtent tam ir jį pasiėmiau, jisai ekspertas šių dalykų. Pati pradžia rudelės, bet labai mažai. Jo, matau. Kol kas, kai žiūrim, tai turbūt viskas normaliai. Mūsų pirminė apžiūra automobilis tikrai praėjo, buvo neblogas, tai sėdom prasivažiuoti ir pažiūrėt, gal kažką pajausim, ko nematom. Nu, ką tik čia prasivažiavom. Jo, tai gerai, tai bandyk. Tai kokia kaina?
Viskas. Tai po mūsų apžiūros ir pravažiavimo mes pasidarėm išvadą, kad automobilio būklė yra labai gera. Tai ėjom bandyti rėtis dėl geresnės kainos. Kaip ir tinka tik dėl to bamperio. Jeigu numestumėt 100. Tai ko jeigu tada būtų 4-3. Tegu ne. Gerai? Ne. Gerai, sutarė. Ponis ir ponai, 4300 eurų. Sumokėjom pardavėjui, užpildėm dokumentus ir automobilis jau oficialiai yra mano. Tai ką, pasižiūrėkim, kaip jis atrodo iš arčiau. Nu ką, Edvinai, ką pakomentuosi po mūsų naują pirkinuką? Viskam šakės, nevažiuoja. Ne, nu, gal gera mašina, nežinau, dar nežiūrėjom. Tiesa, dabar neaišku, kaip davažiuosim, iki kur mums reikia davažiuoti. Bet šiaip tai ką, kėbulas gyvas, viskas iš pirmos apžiūros labai gražiai apsižiūrėjo. Net gal biški gaila, jie drožt bus dabar, ne? Negaila. Nespausiu taip tapkis, kaip reikia. Skarbonkė. Pagalbas. O, jokių problemų. Pagal paveiksliu. Taip, jūs norit valymas skisti. Čia vangus skisti. Taip, čia. Ačiū, berniukai labai. Prašom, prašom. Galvoju, kad neprisipilčiau ne ten, kur reikia. Čia toks variantas, kur grįžus į Vilnių metai autopliusą iškart parduotumės brangiau, ne? Nu, pritimačiu. Geras dylas. Tai viskas, nežinamės iš Kėdainių. Žiūrėk, tik davai apvažiuojam šitos fotikus. Čia vienas fotikas. Jo. Ir va čia fotikai. Nu gerai. Kaip sakoma, dar technikinė in progress. Nu ką, žiūrim, kaip važiuoja šitą mašiną, dabar kai nėra pardavėjo, galim pasižiūrėti. Traukia, ta turbina jaučiasi, net nesuprantu, kas tai yra, bet jaučiasi kažkur tokia pagalba, toks būstas. Nu vėl bandom. What the fuck? Siaubas, kai traukia automobilis. Pirmas skelbimas, kurį pasižiūrėjom ir pataikėm jackpotą. Tikrai labai gera kaina. Net tokia įtartina buvo, ta prasme, ar čia bus geras automobilis, jeigu jis toks pigus. Nu kaip pigus, tokiam kaip modeliui. Kol aš važiavau, Edvinas važiavo už manęs ir stebėjo, ar iš manęs neina joks dūmas, ar viskas gerai su mašina ant kelio. Kaip mašina iš galo atrodo, tu prižiūri mane, kaip aš vairuoju. Nu, nežinau. Aš nesuprantu, tu kažką realistiško pasakysi. Sakė, kad važiuoja, jokio net juodo dūmelio neišlinda. Atrodo, kad aš neužkurtų variklį vairuoju. Nu ką, ačiū Edvinai. Sėkmė. Kitą dieną atvariau regitrą užregistruoti šį naują pirkinuką ir po apžiūros ir aš be narkotikų gavau savo naujus numeriukus ir išsitraukiu vietoj draudimą. Dabar man reikės automobilį paruošti ir suremontuoti, kad jis praeitų tech apžiūrą ir tada reikės paruošti žiemai. Tai yra savirinti reduktorių. Ir kol kas šiam kartui bus tiek. Galėsim varyti šiart. Naujos pirmuko kontentas jau netrukus, pradėsim naujus metus su gerom emocijom, hebra. Gražių naujų metų. Iki.